Labai šiandien linksmai nusiteikę, tikimės, kad nelis visai. Kiek čia kokias moteriškės, vau. Nenutrenk. Vau. Ai, da nėra nieko, kad niekas. O, kamuota, žiūrėk, mūsų partneriai. Šalia mūsų stat. Čia jo, čia žiūrėk, jūs tets bus matau, kuriagi. Sveiki visi šiandien šalia konkurentų. Gero, čia mašinas plauni, tai po to po tešlynus turi važinėti. Nu, papasako, ką čia gero matai. Šiaip gražių mašinų suvažiavė labai daug. Kas blogiausia, šiaip yra visa plerzą, neįsivaizduoju, kaip tai įmanoma. Čia žiūrėk, kokią palatkį pasistatė už parduotuvę didesnę mūsų. Čia yra kas? Racing Teams kažkoks. Porsche Team. Įėjimas in. Nu tai tavo ten ir neįeis. O kas ten yra? Ten vipai, ne? Jo, taip. Vipai? Ką? Jo, ten yra. Čia mirtingiesiam gali pasivaikščioti. Čia yra nemirtingiesi. O batutai. Ką? Atsirado. Ar čia reikėtų saugoti teritoriją gal? Kad nenuneštų teritoriją. Šiandien sumankiaus tokiom maikiam. Nes Be logo? Be logo gal. Slapstomės nuo priešą. Gali ir pasilipti. Čia yra žiūrovų zona. Neringa Indrė, Jurgita ir Kristina. Tada čia gali žiūrėti va. Autex komanda. Šitą posūkį pagrindinį. Varai tada į tiesiai išvažiuoja. Nieko įspūdingo dabar nėra. Einam. Tada jaučiu įsidėliosim prekes. Šiaip dangus toks, kad nežinau, turėtų aplyčia toj viskas greitai. Biški yra problemos dėl to, kad nori istorijų pafilmuoti ir vlogą pavesti. Gaunas tada, kai stories pafilmuoja, vėl tą patį turi per vlogą. Nežinau, kaip čia padaryti, čia reiktų atskirą dar telefoną turėti. Tai dabar esmė yra tokia. Dabar, kadangi pergalvojom, nes čia biški va užstatė mumis su modeliukais, tai truputį keičias planai, nes vakar galvojom čia daryti trasai, kad čia suktų ratus arba čia palei laiką važiuotų, o dabar kažkaip pergalvojom, ko gal iš viso čia nedaryti jokių tų važiavimų tą trasą, tik tais tiem, kurie pasiprašys arba pasiklaus. Nu, ta prasme, kad nesiskelbti, nes čia jeigu skelbsis, tai čia bus eilė. Čia bus didesnė negu prie batutų. Nes mes neplanavom čia kažkaip tai ar uždarbiauti, tai būtumėm padarę kažkokią pigesnę kainą, kad tik važiuotų. Tai čia būtų eilė, čia nebespėtume mes jų sužiūrėti, čia problema visai. Jo. Nes jau vakar, kai nebuvo žmonių, čia pradėjo eiti vos nešniūrais. Užtenka, jeigu vaikai kokie nors praein viskas, jie sėd. Tai sėd negana ten visur, bet jeigu čia dar galės jie važiuoti, bėgs jie visi čia visur. Ir čia yra tada ta problema, kad tiesiog nebespėjai viskas. Tai va šitą... O mesgi norim ant sėdmaišių, ką mes įsinomam? Brangiai mokėjom. Už sėdmaišių sumokėjom daugiau negu už šią leidimą būti. Nu ne. Tai esmė yra tokia, kad šiandien čia tą dieną tokia penktadienį sakė, norit būkit, norit nebūkit, norit įsidarykit, ką norit tą darykit, neįdomu. Svarbu rytoj būti nuo 10 iki 12, iki kelių čia, kol visi apsidovanos. Dabar mes realiai galėjom atvažiuoti tik tais vos ne penktadienį per pietus. Kaip kamot. Tai ir susidėti viską ramiai. Aišku, bet ką išbandėm, mes matai nežinom. Jie viską žino, kiti aplinkui, nes jie ne pirmus metus čia susistata ir... Nes žmonių tai nėra, visai. Ne, nu tai ir sakė, kad kas prie jūros, kas kur. Nes šiaip šiandien aš šiaip, pavyzdžiui, nors man ir įdomu autosports, aš tikrai neįčiau žiūrėti čia kvalifikaciją. Per teliką gali įsijungti, pasižiūrėti. Jėdėm kokiam, žvejybą arba podcast'e. Čia visi ruošės tvarkas. Mes čia papramogauti atvažiavo. Mūsų buvo mintis iš vis čia nieką nedaryti, už dyką dalinti. Ir kai mes pasakėme šitą, sako, mes vaikit, sako, aš neleisiu. Sako, imkint, bet po eurą, sako, negadinkit, sako, verslą čia žmonėm. Nu tai va, tai dėl to čia šiaip ir nusprendėm tą trasą padaryti ir kažką tokį apeit sistemą, nes kitai būtų neįleidę mūsų. Tai nes šiaip mes norėjom čia tiesiog ekspoziciją pasistatyti, bet sako, jūs kadangi esate čia prekybininkai visgi, tai... Liepia prekiauti. Liepia prekiauti.
Hot Wheels'ų stendas, dėliojas va visokius. Bus galima, kaip suprantu, pasivažinėti ir nusipirkti. Prie mūsų ten pasistatė mašiniukais prekiaut, pat už batutų. Tai irgi ten galės visokių nusipirkti. Tatuškės gali pasidaryti, jeigu nori saldainių nusipirkti. Ir va čia linksmiausia turbūt vaikam dalis. Su batutais, va tokį prištampavo čia. Krapovičiaus stendas išmetimui. Kaip suprantate, R8 su šituo ir padaryta kažkokiu. Turėtų būti Krapovičių. Va 10. Šiaip tos naujos tai gerai atrodo. Nes tos senesnės tai tokias sau. Bet šitą naujesnė modelio tai gražiai. Kaimynus ten su automobiliukais. Nu va, pasistatėm ekspoziciją. Andrius dar klijuoja lipdukus. Kuo didesnius, kad per visą snukį būtų tokie dideli, kad tikrai matytų, kai iš mūsų. Belekas. Va, padarėm trasą. Varo vaikai dabar. Padarėm čia maikių visko, nu jau žodžiu pasidarėm. Pagaliau kažkaip reik balionų pripūstis dalį. Nu, papasakok, ką šiandien gali vaikai čia pamatyti. Šiaip, kas labai faina, ne visi vaikai supranta dar, kai jie ateina, jie bijo lipti, tėvai sako, paklausk. Bet mes tam ir atvežėm čia viską, kad galėtumėt lipti ir pasibandyti. Pasibandyti atsisėsti. Neleidžia. Čia va, gali čia pavažiuoti su šitais. Bet tik su tais, jo. Bet su kitais negalim, nes čia dėl saugumo paskui mums padarys negerai. Harachiri. Taip, tai dėl to nerekomenduojam dėl bandymo atvažiuoti, bet pabendrausim. Vėliavas įsikeliam kuo aukščiau. Čia jau mumis tiktokeris sutiko, sakė, ką jūs tiktokerė. Lemba šiaip panašu, kad čia bus problemų, nes ors labai šal. Ir vėjas į tą pusę, o čia tokie debesiukai geri pareina. A, girdi, gal mes čia susibazuojam, nes čia išneš viską. Ką išneš? Nu, tu pasižiūrėk, kokie debesis ateina ten. Nu, va, viską kraunamės. Panašu, atbuvom, jau taip pasisekė, skaitau. Reikia tik biškį aprodėm. Ne, kur tam blizons ir striukės? Užgrūsim. Papač. Čia reikia gal dėti. Tai va, susistumsim viską, prasidėjo kvalifikacija. Tai nežinau, kaip jiems seksis čia per lietų varyti, nes pradėjom sausą, dabar pradėjo lašnuoti, trasa bus šlapė, tai įdomu, kas spės pasidaryti pirmi geriausius laikus. Tai nežinau, kaip čia komisija vertins tos, eisim dar pasižiūrėsim. Ką nori? Norėjau pasakyti, kad šiaip daugiau gavom orą gerą nei tikėjomės. Mes jau rytą galvojom, kad lis nuo ryto visą. Tai šiaip buvo labai faina ir šilta ir šiaip sutikom daug žmonių. Aplankė mumis, padalinom dovanų, pavažiavo kažkas, šiaip buvo visai neblogai, ne? Kaip vėl? Taip. Ar ką, laukiam, kol nustos lyt, nes užklupo netikėtai mus vėl. Žiema. Žiūrėk, kokį turiu, pasirodo. Eina, dabar reiks iki mašinos dasigauti ir varyti namo, nes tiek čia nebus žmonių dabar. Kvalifikacija prasidėjo, tai per lietų nilo. Einam pasižiūrėti kvalifikaciją. Baigęs bairį parodėk mūsų tą inkilą. Susitvarkėm inkilą. Bet žiūrėk, koks pakrypęs. Man taip atrodo. Nu nieka, svarbu nenuvirs. Gal iki rytojus atlaikys, jeigu audrų nebus. Einam pasižiūrėsim, kaip važiuoji. Einam iki pagrindinę posūkę, kur po tiesiosios. Pasižiūrėsim, kaip ten atrodo, ten gal arčiau matysis, nes čia labai aš jaučiuosi, kai durnelis dabar realiai to plošim, nes tikrai nelylėt. Tai va, čia tas mūsų miestelis, kur, aš žinai, kaip jaučiuosi, kaip dabar tie jajus bežionė. Ir šitai, eidai va, dabar aš esu rali, nuo mane lekia automobiliai. Va, scena, čia visas veiksmas. Šokių aikštelė čia. Ypač jeigu esi su baltais batais, kaip aš, tai čia super. Čia yra realybė. Va, o čia traktorius pravers. Jo, čia šiaip su traktorium, ne su Porsche reiktų atvažiuoti. Žinai, ką reikia tik man išmokti? Tarp kitko, Porsche'as, man rodos, ir pradėjo nuo traktoriaus. Ar Lamborghinis. Lamborghini. Bet Porsche'as irgi turi traktorių, tikrai. Ei. Jo, 100%.
galim pasakyti taip, kadangi esu buvęs, kai čia daug buvo į tų visokių 2 litrų šudelekų, tai neįdomios dabar, net kvalifikacija. Niekščiai, nieko. Žiūrėk, ko aplenk. O, viens lenk. Bet šiaip, čia dabar yra 20 gal dalyvių. Tas gerai eina. Tiesiog gražiausiai atrodo. Ne, bet šiaip rimtai pralėkia, eik tu savo. Bet esmė tokia, kad nelabai įdomu. Seniau, kai būdavo čia 50 su visokiais privažiuodavo šūdais. Esmė, kad seniau turėdavo apsilenkt, būdavo intriga kažkokia. Dabar jokios intrigos, važiuoja visi kaip to lygiai. Šiaip pasakysiu taip, man Ferraris turi būti būtinai raudons. Nežinau, aš gal esu tas, kur neįdomus. Nu jo, tau juodi nepatinka. Taip. Va, Vespa. Gražu. Gražu. Ferraris juodas, negražu. Bet šiaip vis tiek sport cars man, pavyzdžiui, jeigu įmant Porsche ar Ferrari, nors Porsche'as yra geresnis, jis yra tipo, nu taip šnek, kad tipo geriau pardarysi, taip toliau, geriau važiuoji, bet Ferraris man vis tiek jis kitokia mašina. O tos naujas mašinas, sakė, iš vis prastai padarytas Ferrari. Eik tu, važiavai, ne? Jo, pažiūrėk, gumas taip kaip pas tave, kėdį, pažiūrėk. Nebesai kėdį geriau padarytas. Pažiūrėk, nesuin tarpai. Pažiūrėk, gumas. Nečiapinėk čia, dar paduosi teismui. Michelin, einam. Šiaip gražiai. Čia man žinai, kas eksperiment? Batmano mobilį. Atbuvom pusę dienos, žiūrėk, kas ten, parodyk debes. Oi, sukos kaip ventiliatorius, pažiūrėk. Čia. Eik, kažkaip. Nu, čia šiaip įdomu. Gal čia tik tai baisiai atrodo ir jis taip arti atrodo, eina. Nu, nieko, išgyvensi. Tokia vat realybė. Aurum 1006 km. Situacija negeriai. Tas tai šis gerai, protingai. Aš tada bent nusiplausiu koją. Va taip. O kaip praeit man paaiškini? Va, radau keliuką. Einam čia per šoną praeis. Vandens čia kai reikia. Banda dabar rojus geriausią trasos laiką, bet kadangi netokiam sunkiam skirta, tai panašu, kad bus ne pats geriausias laikas. Vareik, Greičiau! Tai va, čia užrašysim geriausią trasos laiką. Nu? 2 ratus važiuos. Dar rat. Tai spaus. Mūsų valytojas blizgint prekės. Nu, aš geriau pafilmuosiu neįdomus rimtų bolidų daklo važiuoju. Vis tiek nieko gero nėra kėdžiai. Visokios. Supras. Bamba niekam neįdomus. O, golfytis normalus. O, aš Need for Speed'ą Zetke. Dar vieną. Nu, va, renkasi publika. Tušičias treniruoja. Dabar realiai, kai sustos, rodyk liuksus į kamerą ir šypseną. Kiek yra? 2. Tai čia broliai. Čia broliai greičiausiai, o tau žiūrėk, ateik. Žinai, ką duosim tau? Ateik. Nenori? Gerai, rinkis. Rinkis, ką nori. Kurį nori? Šitą, šitą ar šitą? Lėktuvą, lėkštę. O tau maikė. O tau liumaikutė, o geras. Žiūrėk, dar ten yra juoda, mėlyna. Iš tų maikių tau pagal dydį parink. Test drive'ą darys su dideliu. Nu, prašom. Va, trasa, tuo keliu. Atsargiai, švelniai, kad, žinai, kažkur neatsitrenktum. Žinai, kaip stabdyti viską čia? Žinai, ar ne? Nu, bandyk. Švelniai, po biškį spausk, pažiūrėsi, kaip gazą priima. Čia lėčiausios? Čia lėčiausia, neperstatei? Nežinau. Tu neperstatei? Gal neužsim? Panašu, kad tą pačią palikai. Gal biškį atvažiuok, biškį, atvažiuok. Kodėl man atrodo, kad aš perstačiu? Ne, pirmą. Pirmas? Geras pirmas. Nu, važiuok. Pagedo Porsche'as. Čia vaikis ant batutų šėlst. Va. Čia tokia audrelė parein. Čia žiūrovų sėdž pilna šiandien.
Bet šiaip tai nedadaryta, nei ekranų, nieko nėra. Aš galiu pasakyti taip, labai smagu, apskritai smagu, žinot kas, kad labai daug aplankėt mus ir tie, kurie jau esat ir pirkę, davėm ir maikių, kas neturėjot maikių, bet fiziškai srautą tą atlaikyti, karštą dar buvo šiaip, biški šiek tiek vargina, bet tikrai smagu. Dar beje, tas garsas, nu pasakyk, pastovus lenktynių, čia kiti vaikšto margiai yra. Tai yra reikalų. Tai yra tragedija, šiaip man jau galva už ir skauda. Čia jeigu įsivaizduojat, pavyzdžiui, atbūnat koncerte, ten tas 3 valandas ar 2, jeigu Justina Timberlake tas lieps, tai 1,5. Jessicos gali tad būti. Jessicos atbūt, bet tai išeina tai tokia už, o čia realiai nuo kiek? Nuo 12. Jo, nuo 12 iki dar turbūt 8, čia va tokiam va kaip koncerte pastovi. O tai va gal lietus pradės lytva, tai gal biškiai aprimstas. Jo, tai sudėtinga buvo, bet biškiai šiaip ir aprimo žmonių dabar mažiau. Aprimo. Bet trasą uždaro kelių remontui, bus kitais metais tvarkyti. Šiaip ir trasą išvažinėjo, tai o jau, net galėtum linijas nuplėšti ir būtų matyti. Jo. Bet šiaip vaikams labai buvo smagu, visiems patiko labai šiaip. Džiaugiamės. Užsidaro čia viskas apie 100, sakė, iki 9 dar veiksmas. Tai gal jeigu lietus va tas iš galo nustos lyt, tai gal dar ir atidarysim trasą, bet šiaip norim 6 valandą skelbti nugalėtoją. 6, nes 6 kas taurę laimės. Kaip diena, faina visai, daug įspūdžių, daug pažįstamų žmonių, bet šiaip vargint. Ta prasme, tikrai čia sunkiau negu darbė. Sunkiau nei darbė, Mindaugai. Tai Mindaugai ir visi kiti kolegos, tai nesiskuskit, nes čia tikrai sunkiau buvo. Šitas jaunuolis jau kokius... Ir kampais, stenkis taip paimti kampą. Pagerina rekordą, tada jau kažkas pagerina rekordą. Ir tada vėl jis gerina. Tai išdovanojom viską į Maikę ir čia tokį Robocopą ir visus jaučiu žaislus laimėjo. Viską jaučiu laimėjo, kai mano. Nebėra ką dovanoti. Žiūrėk, jeigu dabar nebepagerins laiką, davai, kiek čia pravažiavo, duodam dovanų elektromobilį. Tai tiek visko gavęs. Tai gerai. Kurį tam pažįsti? Nu, va tam. Bamba. Šiaip intriga tarp vaikų jaučiu didesnė čia negu tam trasoj. Nes čia 100-osiom keitės rekordininkai. Tai kadangi greitesnių už tave nebuvo, skelbiam tave nugalėtoju, esi pirmos vietos laimėtojas. Čia tau yra mūsų maikutė. Taip, ir dar tau šiek tiek, kad nebūtum tik tai lakstyt, biški pagalvotum robotą tau. Gerai. Sveikinam. Va taip baigęs 1000 per minutę realiai. Pradėjom krautis ir sveiki visi. Va, išėjim palyda mūsų. Viskas kiaurai pelyja, čia mocis ištaškė. Man rodos, kad ir trasą uždarė, nes čia viskam batai. Nu, va tai baigęs. Viskas šiandien. Ištaškė balom. Palatkės vos nenunešė. Čia ką galėjom, tą palikom, ką galėjom, tą į vidų sunešėm. Nes viskas čia yra paskandinta. Aurum 1006 lenktynės biški ne taip, kaip planavom. Bet neblogai, va vienu kartu ir koinės išsiplausim ir Maikę. Trofėjų parsinešė iš varžybų. Kur neša?